Sveiki, šiandien pas mumis atvyko Lukas, padės susiprojektuoti baldus namui. Sveiki, Lukas iš Furniture Projects nestandartinių baldų gamybą. Atvykome šiandien pas klientus įsimatuoti patalpas ir paruošime brėžinius. O salvišis iš HPL kompaktų, kaip kalbėjom. Skaičiuokit gal tą HPL, ne? HPL ir mes pabandysim užklausti akmens. Gerai, tai aš tada galėsiu padaryti. Net ne akmens, man šiaip akmuo. Realiai. Tvarkoj, tada pažiūrėsiu HPL kompaktą, Saloj kompaktas, tai daugiau čia viskas aišku, išbražysim virtuvę ir tada jau žiūrėsim. Tas siena gausis irgi ten ta su kompaktu, kad salvišį atkartos. Su sienelė. Jo, bet 10 mm. Jo, ten gan didelė gausis. Žiūrėsim, kuriuose vietose gali reikėti sujungimus daryti, nes 4,20 ant metro kem gaunasi maksimalus sienelės dydis. Tai kažkur sudūrimo vis tiek reikės. Jo. Nes 90 jūsų virtuvė pasibaigia, tai mes dar 2 metrus turim. Vizualizacijoje matysis tos siūlės. Okay. Aš pažiūrėsiu, kaip protingiausiai išdėlioti pagal save ir prasme jau matysit. Gerai, tada klausimus, o kada reikia tada nuspręsti, kokie ten bus, kur lentynos, stalčiai, kokie mechanizmai. Iš esmės, mes kai darysim dabar tą projektą jums šitus, tai mes tik tais korpusų išorės padarom. Tarsi, kad jūs matytumėt su išoriniais matmenimis. Jeigu mes ruošiam sutartį, jau mes visą vidų sudėliojam ir tada jau tarėmės, kas kur viduj. Tarsi, kur lentyna, kiek milimetrų, kur kas aukščiau, nes jau techniniai brėžiniai gaunasi. Jo, taip, bet galvoju, tiesiog kainai dabar irgi, tada įsivertinsim labiau tų korpusų, Aš visą laiką įvertinu jau taip, kaip turi būti. Viskas, su visais stalčiais, kas priklauso, su visom lentynom, kas priklauso, visus baldus skaičiuoju, kaip daryčiau savo, taip skaičiuoju ir klientam. Ten taip, gali atsirasti noras ar poreikis. Kažkas išvaros stalčių kažkur tais ar kažkas. Gal kažkokią mechanizmą ten kažkur įsimanysim, kuris gal iškels kainą, bet vis tiek ten, plius minus bus. Tai ten jau, aš suskaičiuoju visą laiką virtuvės ar visus baldus ten plius minus 100 eurų kažkas. Nebent atsiranda kažkokiu tais norai, ten kažkokiu mechanizmu ar kažko tais įdomesnio. Suprantama, jo. Taip. Gerai, tada dar klausimas. Mačiau kažkur video ir pavyzdžiui, jeigu šičia daryti tą orkaitę ir mikrobangų krosnelę. Taip. Ir mačiau, kad plokštė užsideda. Kaip užsideda? Taip, tiesiog pasislepia visas šitas variantas. Ar ten tiesiog užrenderinta, kai būna paveikslėlį gražiai padaro. Techniškai galima padaryti, kad įspintant, tiesiog tada jinai gilėja turbūt, nes... Tada gilėja korpusai gerokai, platėja pati spinta, nes mes, vis tiek plius rankena jau tada gaunasi tiek tos. Bet aš nedaryčiau vien tik dėl aušinimosi variantų. Tai va, aš galvoju, nes aušinimasis gaunasi iš galo, cirkuliacija oro nuo pačios į viršų, bet aš neuždarinėčiau. Ir plius gražu. Viskas yra tvarkojama. Pasislėp galėtų gerai ir dabar, kada reikėtų mums išsirinkti visą tada būtinę techniką, kad irgi apskaičiuoti. Iš esmės, jeigu su mums pasirašo sutartį, per mėnesį laiko būtinę techniką įsirenkat, atsiunčiat mums orkaitę tokią, šaldytuvas toks, mes brėžinius įsitraukiam ir jau projektuojam pats. Tai mėnesį laiko maždaug. Pirkti nebūtina iš esmės. Ne, galite atsivežti, mes pasakom, kad atvažiuoja baldai už savaitės ir tada būtinę techniką atsivežti. O tai dabar preliminariai, vis tiek žinot maždaug kiek šaldytuvas, vienas, koks yra plotis jo ir orkaičių. Ar būtų galimybė, aš įsivaizduočiau, kad čia būtų tie šaldytuvai ir iki to stalviršio, ar tilptų šitas variantas? Tilptų. Ar tikrai? Tai ten 1,8 m reikia, man atrodo, nes 3 dalis, šiam ir šiam. Pralindo ar patraukti? Pralindo. 2,80. Tai dar metras lieka mums. Metras. Tai 64 korpusas ir dar 30 mes turim papildomai. Tai čia telpa 3 vadinami stulpai. 2 šaldytuvai, 1 orkaitės. Jo, tai tas 30 galbūt tada mes atitrauksim nuo šičia, kad keisto to neturi. Lygiai nuo... Tai jau geriau tada pasidaryti dar spintelį. Du variantai yra, ką būtų galima padaryti tokiu atveju. Tai arba iš šitos pusės dėti irgi stiklą ir lentyną su apšvietimu, ne? Arba tada daryti ūkinę spintą 30 cm, kur atsidaro ir vidiniai stalčiai yra. Tai 2 opcijos. Aš tada pagalvoju, kad va čia palikti slaptą tą tokią ūkinę pusiau, ar kaip ten skaitosi, kur tada virduliukai, visokie aparatai dažnai gali susidėti. Tai čia dažniausiai darom tą tokį pakelimo mechanizmą. Toj parodžiu. Aš supratau, maždaug, bet... Jo, aš ir įsivaizduoju. Kad konkrečiai būtų.
Bet labai tada gerai ir neužsidės niekur ant stalviršių, jokie čia virduliukai. Jo, čia iš tikrųjų čia nes dabar ten vaiko visi šmutkės, tai visą virtuvę nukrauta visokiam nesąmonėm. Tikiu, mes seniau net virduliuko neturėdavom. Na šiaip jau. O tai PVZ, va čia vėl tos vadurelės. Jo, ir jos į viršą, ne. Aš matęs tą mechanizmą tikrai kažkur dabar. Jo. Taip, čia toks patogiausias sprendimas, nes nesimato tosterio, virduliuko ar ten kažkur. Ir duris nesitrukdo, jeigu ten kažką kuitės. Nes jos pasikelia, gal 10 cm reikia atsitraukti, o duris jau jeigu turi traukti viską nuo stalviršio. Gerai. Dar irgi klausimas, ar jeigu salą toką norėtume pasidaryti, tą išorinę pusę, kuris svetainė, tai čia irgi iš tų pačių lentelių darytųsi, ar čia gal išfrezuota būtų galima tą plokštę? Šiaip viską, jeigu frezuotumėt, jums būtų daug viskas paprasčiau, lengviau ir pigiau. Jeigu tiesiog išfrezuotumėm MDF ir nudažytumėm, tik mes neturėsim medžio materialo. Mes turėsim dažytą lygią plokštę. Ne, tai va čia ir gaunasi, kad suvienodina. Jo, bet čia aš įsivaizduoju irgi iš tikrųjų realiai, tai, čia aišku renderis, bet čia mintis turbūt yra, kad medis tik tais nubalintas kažkoks bus. Taip. Nes čia tai šiaip, čia nuotrauka nesimato, bet atrodo, kad raštai atsivienodina, žinai, su šito. Jo, tai turi į medžio raštą, tai faktas, kad jis bus kažkoks balintas. Tai galima būtų tiesiog dėti tada iš jo, bet čia vis tiek renderis yra. Panašiai į tą, ką pasirinktume stalviršį. Kita pusė, nes kitoj pusė stalčiai, tai čia įsivaizduoju, kad eina už apvalinti ir po to jau čia stačiu kampu, ta vidinė pusė, ne? Abu du kampai būna už apvalinti. Už apvalinti, toks pusmėnuliukas. Ir iškart biškai yra to dar ir prasideda stalčiai. Realiai pusmėnuliukas vienoje pusėje, pusmėnuliukas kitoje pusėje gaunasi. O gali būti ir ne pusmėnuliukas, nes būna, kad tiesiog gal kampą tik biškai už apvalina. Tada jau gaunasi pasibraižom. Pieštuką, jo, nes aš jau ir pats pradėjau nebesuprasti. Kitoje pusėje ir kažkur arba čia viršus aš gali, kaip tu įsivaizduoji. Gerai, aš įsivaizduoju, kad yra šitai. Ir tai ryški ten tą už apvalinimą. Bet žodžiu. Iš esmės jo, jūs teisė esate, tik tais va šitie, kad atsiskirtų šitos dalis. Jo, ir čia tada prasideda stalčiai. Taip, šitie jau tada stalčiai. Bet ar įmanoma tokį variantą, kad ir čia va prieš kitą? Na, mažesnis nuspindulys. Tas jūs norit vieną labiau lenktesnį ir 3, taip ar čia taip tiesiog nubrėžti? Ne, čia taip nubrėžti. 4 vienodi, tik tai ne visas apvalus, o eina su kažkokiu radiusu užsuktas. Reikia įsiaiškinti, kokia čia medžiaga bus ir tada pažiūrėsim, ar galima taip ar ne. Nes čia vis tiek tie korpusai pjaunasi iš faneros ir tada klijuojasi ant. Tai tą lenkimą iš esmės galim padaryti bet kokį. Svarbus pagal bruselį, jeigu jisai platus yra, mažo nepadarysim, nes jisai turi išsidėlioti. Tam reikia didesnio tada spindulio lengviau, didesnio dirbs. Pagal bruselį turi būti spindulys tam tikras. Taip, su virtuvė, manau, čia tas medžiagiškumas, viskas plius minus aišku, ne? Plius minus taip, tik tai įsiaiškinsiu dėl bruselių. Jo, tada šita spinta aišku, manau. Rotanas? Jo. Aišku. Man taip. Tik tiek, kad sakau, tas bus pakainuos tos durys, ten 360 kvadratas vienas mirots eina. Čia nesigauna gal labai daug kvadratų. Gaunasi kokį 4 kvadratai jaučiu. Tai 3 metrai ant 2 metrų jau 6 kvadratai. Jo, bet čia neiki per visą nesidės, bet... Ne per visą, kad irgi taip apačia būtų. Ai, tu ir tą apačią nori pakelti? Nenori aš iki po to pačios to ratano. Tai prieš tai sakai, kad nori? Aš irgi girdėjau. Atsiprašau. Jo, tikrai aiškiai pasakai. Ne, aš supratau, kad klausia, ar durų nori iki pačios apačios. Ne, tai duris tai faktas. Duris tai faktas iki pačios. Taip, tai o ne, ratano iki čia. Tai pusę metro nuo viršaus, pusę nuo pačios. Duris, kad liktų iki apačios, čia rankenos irgi iki apačios. Ir čia atskiros durelės dar viršaus tos. Ir taip, be ratano. Be ratano, tokios, irgi. Supratau. Tai tada rotanas gaunasi. Šitos yra 2,40, tai čia tarkim. Atimi dar kokį, nežinau. Pem, jo. Ne, mes turim išlaikyti gal viršų su apačia, tai šiam tada daryti. Galim. Nes jeigu viršų į durelę 60, apačioje greičiausiai. Čia reikia, žinai, kai pabraižysi vizualizaciją, tai matys tas proporcingumas jau biški realiu, masteliu. Ir jo, įsivertinsim, bet maždaug jo. Gerai. Ir tada gaunas, kad 1,8 m lieka rotano. 1,8 m ant kažkiek. Atsidarius apačioje būtų stalčius, toks irgi va to pati medžiaga. Stalčius po durelėm viduje. Taip, kad batus ten sakykime. Bet jums korpusų daryti iš faniruotės tikrai nerekomenduočiau, čia iš paprastos plokštės LMDP. Na gerai, gal aš. Nes, ta prasme, čia kaina gaunasi, jau neracionalu gaunasi. Tai
taip, tiesiog, kad koks yra tada irgi tas aukštis vatinkamas batų tai lentynai, tai išvažiuojama. Tai va pagal jį orientuojantis tada tiek ir tą... Aš tai batam iš vis kitokį dalyką rekomenduočiau, iš esmės, nes stalčiuose laikyti batus yra nepatogu, jie nesiventiliuoja. Mes įdedam 3 aukštais tokius batų laikiklius. Įsivaizduokit, atsidaro duris, yra 1, 2, 3. Viename jame telpa 6 batų poros. Ir jūs įsitraukėt, pasiemat, ką reikia. Ir jisai yra tik 30 cm užima. Kuris idealas? Nes turit kokio pavyzdžio, kažkur, kur jau padaryti yra? Nenufotografavęs, bet įsivaizduokit, atsidaro duris, kažkurioje sekcijoje yra tie 3 sudėti vienas virš kito. 1, 2, 3. Ir jūs įsitraukėt, matot savo batus. O jie kaip stalčius išvažiuoja? Taip. Ai. Matot, yra begeliai. Už jo traukėt ir jis išvažiuoja pilnai. Jis jau taip prie šono ir sukasi. Čia reikia pamatyti šitą kažkokią. Deformą yra pasižiūrėti. Čia patogus dalykas, nes... Dabar nesusidėlioja, kaip ir susidėlioja kažką, bet nežinau. Tai logiškai, nes, kaip sako, stalčių rimtai atidarys ir iškart toks kvapas. Nebūtinai, bet jo. Yra tikimybė, kad bus problema. Ir jeigu daryti šitas, tarkim, kainuoja ten 50 eurų vienas vienetas, tai 300 PM, o jeigu jau prasideda kažkokios batų sistemos, kažkokios įdomesnės, kur yra kaip stalčiai, tai nuo 100 eurų. Tai jeigu dėt kokias 3-4, jau mes prasilinkam. Šis laikas tengiuosi šiek tiek ir ekonomiškai žiūrėti tą visą dalyką, nes mes galim čia pasidaryti viską ir visokių prisidėti dalykų, bet mes galim pasimažinti sąmatą 2000 ir racionaliai pasidaryti viską. Taip. Tai 2000 čia būtinės technikos, 2 vienetai geri. Gaunasi. Tam kotedžiui tai turim bėdą, nes yra padaryta... O lankstytis ten jo nepatogiai. Tai aš dėl to ir skau, kad tai nėra... Žiūrėti, jau nukiši galą tuos, kurios rečiau. Ir po to pamiršti, kad turi kažką. Pilnai sutinku, dėl to rekomenduoju tą ištraukamą dalyką, nes... Taip, manau, kad čia faktas. Tai vis tiek, aš kai skaičiuosiu, jums tada, laukt, rotanas, čia vaikų kambariai, aišku. ten spintos atviros su stiklu. Tai ten irgi padaryti kažkokį 2 dalis padalinti, kad nebūtų kosminė ta kaina. Gerai. Galvoju ir nieko, bet liktus jau. Tai vis tiek kontaktuosim, suskambinsim, nes dar kažkokių klausimų kils. Manau, kai pabražysiu kažką, tai čia pasiaiškinsim. Užtruks paruošti brėžinius. 3 darbo dieną. Puiku.